Šiandien keliamės į Raudondvario stadioną, kur pirmos lygos remiamos Top Sport 13 turo rungtynėse vietos Kauno rajono Hegelmann klubo B ekipa priims vienų lygos lyderių Plungės Bobrungo metamą iššūkį. Čia į priekį metasi Hegelmann su kamuoliu Jonaitis. Iš toli. Kilti Šrederį ir pavyksta perimti kamuolį Bobrungui. Čia gražiai žaidžia Bobrungas, Borchos smūgis. Keliamas kampinis. Čia Titas Giedraitis, kaip aukštai kyla. Patyręs futbolininkas, čia iš karto Bobrungas metasi į priekį. Ten link Gemango kamuolį kėlė Čepkauskas. Dabar dar kartą antrą kamuolį čia aukščiau žaidžia aikštės viduryje. Angulo už baudos aikštelės. Čepkauskas, Borchai, čia gražiai senelė sužaidžia Bobrungas ir Angulo. Čia smūgis ir gaudo kamuolį. Kėlinius, taip liaudiškai sakant, pramiega čia į baudos aikštelę. Hegelmann, Bobrungas, pastaisysiu, pabandė atlikti smūgį Gemangas, dabar bando. Tuo tarpu nuo 7, nuo 19 valandos prasidėjo dar 2 mačai. Jonavos futbolo klubas prieš Mažeikių Atmosferą. Ten 1-1, 52 minutė, o čia įvartis! Įvartis krenta į vartus. Lukas Čepkauskas 81 minutę pertraukia mane. Jungiasi ir Bagužas, jungiasi ir Angulo, jungiasi ir Kaitoimai. Borcha 1, čia atlieka smūgį virš vartų. Rezultatu 1-0. Plungės Bobrungas įvartį mušė. 81 minutę Lukas Čepkauskas, jo įvartis leidžia iškovoti pergalę Plungės Bobrungui.